Tai dabar po vakar rungtynių su Nevėžiu šiandien turim atstatomąją treniruotę, rytoj pasportuojam, normaliai treniruotė, pasiruošimas Neptūnui ir keliaujam į Šiaulius. Ten vakarieniavom, mėgam ir kitą dieną jau žaidėm rungtynės. Komandai norim, vis tiek visi žaidėjai ir daug žaidėjų yra patyrusių, visi žino tas taurės specifiką, taip kad labai smarkiai nereikia jų nuteikinėti, manau, kad visi supranta, kad kovojam dėl titulo. Būtent apie tai, kad labai daug žaidėjų turi tokios taurių patirties, kai kurie net yra tapę MVP atskirų šalių, tai palengvino jums darbą kaip vyriausiam treneriui dėl motyvacijos, nuteikimo ir panašiai? Tai manau, kad taip, aš visą laiką sakau, jeigu mums reikia motyvuoti žaidėjus kad dėl titulo, tai kovoti dėl titulo, tai tada mes jau čia kažką blogai darom. Tikrai žaidėjai yra suaugę, supranta, kad čia mums yra svarbus tas titulas ir kiekvienai komandai yra svarbus titulas ir visos 4 komandos atvažiuoja kovoti dėl jo, taip kad manau, kad motyvacijos jiems tikrai netruks. 3 kartus jau žaidėt su Neptūnu, su kuriuo susitiksit pusfinalį, nekart Neptūnas nepelnė daugiau nei 77 berods taškų. Tai kaip reikės žaisti ir pusfinalyje, norint sustabdyti tą labai galingą šiame sezone Neptūno puolimą? Tai visų pirma, reikia pamiršti tas 3 visas rungtynės, naujos rungtynės, nauja istorija, taip kad čia pasidarė esam išvadas ir manau tiek pat ir Neptūnas bus pasidarę, taip kad žinom, kad jie tikrai yra viena geriausių puolančių komandų. Tai visų pirma reikia stabdyti, jeigu mes įsivelsim į tą žaidimą ir taškų lenktynės, tai jiem tikrai yra tas parankus krepšinis, o iš mūsų pusės norim fiziškumo, kad visą laiką fiziškumą, stabdyti jų greitas atakas, neduot gynėjam įsižaist pagrindiniam 2 žaidėjam, bet tikrai negalim tik koncentruotis tik į tos 2 žaidėjus. Turi kiekvienoje pozicijoje gerų žaidėjų, taip kad visų koncentracija maksimali turi būti. Kaip dabar yra su sveikatom? Aišku, Arnas praleis bet kokiu atveju savaitgalį, bet kaip yra su kitais žaidėjais? Daugiau mažiau gerai, tik Deivis buvo apsirgęs, bet tikimės, kad jisai pasveiks ir turėsim 12 žaidėjų.